tie, kas domitės asmeniniais skaitymais, užsukit į mėnuliotaro.lt, ten rasit visą informaciją. Taip pat kviečiu prisijungti prie YouTube kanalo, ten matysit papildomas žinutės. Svarstyklės, žinutė jums. Labai graži žinutė. Naujas žmogus, nežinau, ar tai yra grinai romantiškai traukiantis žmogus, ar tai yra daugiau draugystė, galbūt tai yra darbinė partnerystė. Yra ryšys, kuriame jūs jaučiatės patogiai, galbūt jausitės patogiai. Matau komunikaciją, matau, kad jūs įvaldėt tam tikrą atsitraukimo taktiką, galbūt taip reikėtų pasakyti, kai neforsuojat, nesikabinat ar nebandot kažkaip tai išspausti kažką. Tiesiog pasiduodat procesui, bet esat visiškai atviri, judėti priekį ar ne. Tai žinutė yra tai, kad tai ateina. Ta manifestacija, kurios jūs laukiat, tikitės, tai ateina jūsų link. Galbūt tai yra ryšys, santykis, galbūt tai yra darbinė partnerystė. Kai kuriems iš jūsų tai yra pinigai, jūsų pašaukimo kelias, ar ne, ir tai pasikeis. Tas pokytis ateina. Patarimas yra įveikti savo traumas, taip galbūt įveikti savo nerimą, įveikti savo kažkokias tai galbūt psichologinės tendencijas, kurios jums anksčiau kišdavo koją. Nors aš matau, kad jūs pakankamai neblogai su tuo tvarkotės ir šiaip. Galbūt yra patarimas nebijoti išreikšti save emociškai, nebijoti judėti tuo keliu, kuriuo jūs norit judėti, ar ne. Ir čia aš nebūtinai turiu omeny žmogų, kai kuriems iš jūsų tai yra jūsų veiklos. Nebijokit siekti to, ko norit siekti. Išdrįskit būti kitokie, išdrįskit būti savimi, ar ne? Ir tiesiog pozityviai nusiteikit pokyčiams. Nėra ko bijoti.